Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Trečiadienio balandžio 13 dienos Jurbarko žiniose matysite. Jurbarko šilumos tinklų katilinėje įmūryta kapsulė skelbia naujo biokatilo statybos pradžią. Valdininkų karjerą žlugdo pagunda alkoholiui. Darbo metu neblaiviam rastam skirstamnys seniūnai greičiausiai teks atsisveikinti su darbu. Atvira jaunimo erdvė atšventė antrąjį savo gimtadienį. – 2016 m. balandžio 13 diena Jurbarko miesto istorija įeis kaip naujo biokatilo statybos pradžios data. Šiandien akcinės bendrovės Kauno Energija filialo Jurbarko šilumos tinklai katilinėje buvo įmūryta kapsulė su laišku ateities kartoms apie dabartinės kartos siekius puoselėti švaresnę aplinką Lietuvoje. Kapsulės įmūrijimo ceremonijoje dalyvavo Kauno miesto ir Jurbarko rajono savivaldybių merai Visvaldas Matijošaitis ir Skirmantas Mockevičius, Kauno Energijos generalinis direktorius Rimantas Bakas ir uždarosios akcinės bendrovės Enerstena generalinis direktorius Virgilijus Ramanauskas. Visų jų parašai buvo sudėti ant laiško ateities kartoms ir įdėti į plieninę kapsulę bei įmūryti Jurbarko katilinėje išlietuose 5 MW biokatilo pamatuose. Jurbarko šilumos tinklų filialo katilinė akcinė bendrovė Kauno Energija rekonstruoja siekdama diversifikuoti kuro naudojimą, sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir atpiginti šilumos energiją vartotojams. Jurbarkas yra paskutinis miestas Lietuvoje šilumą gaminęs dujomis. Naujo biokatilo statybos pradžią abiejų savivaldybių merai įvardino istoriniu ne tik Jurbarko miesto įvykiu. Tai čia nėra neeilinė diena vien Jurbarkui ir Kaunui yra neeilinė diena, todėl kad Kaunas ir visada šildė Jurbarką su šia katilinė ir dabar padarysime teisingą ekonomiką ir Jurbarko žmonės dar turės pigesnę šilumą, o Kaunas sutaupys pinigų kitiem objektams. Mes labai džiaugiamės, kad pagaliau po ilgų diskusijų, ilgų dėrybų Kauno Energija, Kauno miestas, Kauno meras ryžosi iš tikrųjų dideliam žingsniui, mums svarbiam žingsniui ir pradžia duota, jo labiau regionų bendravimui nauja pradžia, kadangi mes dalyvaujam bendruose projektuose e-marketingo, turizmo projektuose, tai manau, kad tai dar kartą bus dar vienas plotmė bendravimo tarp miestų ir Lietuvos kaip vieno gražaus regiono. Skirmantai, gal nesureikšminam, iš tiesų galvo žmonės, kad Kaunas jau ten taip lėtapėdžiai ilgai galvojo. Ne, gerai skaičiuoja, ilgai nuo to skaičiavo. Po inauguracijų sėdom ir kalbėjomės, kaip kuo greičiau padaryti. Kadangi praeitam šildymo sezonui fiziškai nebūtume spėję, už tai darom sekančiam šildymo sezonui. Pirmojo rekonstrukcijos etapo metu bus įrengtas 5 MW galios vandens šildymo katilas su biopakura bei pagalbiniais įrenginiais, biokuro sandėliu, su kuro transportavimo bei kitais techninėme projekte numatytais įrenginiais. Įvykdžius pirmąjį rekonstrukcijos etapą, iki 80% šilumos Jurbarko katilinėje bus gaminama iš biokuro. Ir tik pačiais šalčiausiais mėnesiais dalį šilumos reikės pasigaminti deginant gamtinės dujas. Skaičiuojama, kad pradėjus didžiąją dalimi naudoti biokurą, šilumos savikaina sumažės iki maždaug 5 € už 1 kWh. Darbų rangovo uždarosios akcinės bendrovės Enerstena generalinio direktoriaus Virginijaus Ramanausko teigimu, naujas biokatilas pradės veikti jau šių metų rudenį. Prieš įkasant kapsulę mes turėjom atlikti tam tikrus demontavimo darbus, paruošti šitą aikštelę ir iš karto prasidės statybos darbai, mes pradėsim daryti pamatus įrenginiams. Įrenginiai lygiai greičiai yra gaminami gamykloje Kaune, visa įranga yra lietuviška. Ir birželio mėnesio pradžioj, kai bus techniškai įmanoma suaušus pamatam statyti įrangą, čia atvažiuos kokią 10 vilkikų, kurie atveš visą įrangą iš Kauno į Jurbarką ir mes ją sumontuosim. Po montavimo mes taip tokiu terminu vadinam, įvyks įrengos aprišimas vamzdynais, aikštelėmis, sumontuoti bus kabeliai elektriniai, kurie
nes visa šią sistemą valdo automatika. Ir maždaug rugsėjo mėnesio antroji pusėje prasidės testavimas įrangos ir spalio pradžioje mes įžiebsime ugnį. Ir po ugnies įžiebimo jau šitas katilas nestos visą šildymo sezoną, nes paprastai tokia įranga skaičiuojama, kad jinai turi dirbti be sustojimo pusę metų ir pradėsim tiekti šilumą Jurbarko miestui. Per nepilną mėnesį mūsų įrangos gamyklos specialistai apmokins vietinį personalą, kaip dirbti, kaip operuoti šitą įrangą. Ir galutinis pridavimas valstybiniai komisijai, užsakovui, turėtų įvykti lapkričio viduryje. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad šitų terminus galima pasiekti tik dėl to, kad dirbama su profesionalais, tiek užsakovai, tiek rangovai esame profesionalai, nors su viešų pirkimų sutartyje mūsų terminai yra nurodyti kitų metų vasario mėnesį. Bet matydami labai didelę svarbą miesto gyventojams turėti pigesnės šilumos, matydami svarbą Kauno Energijai taupyti pinigus, kurie dabar yra išleidžiami brangiam importuojamam kūrui, mes paslinkom, kaip sakant, grafikus porą mėnesių atgal. Šios savaitės pirmadienį ne tik per visą Jurbarko rajoną, bet ir Respubliką nuskambėjo istorija apie darbo metu alkoholiu piknaudžiavusį Skirsnemunės seniūnijos seniūną Vladą Vainauskį. Pačią pirmą naujos darbo savaitės dieną, iki darbo pabaigos likus dar daugiau nei 2 valandoms, administracijos direktorė Vida Rekešienė gavo pranešimą apie darbę nesantį seniūną, kuris tuo metu galimai vaišinosi alkoholiu vienoje iš sodybų esančių netoli Skirsnemunės Švendriškių kaime. Gavau žinutę į tarnybinį telefoną. Žinutė buvo apie tai, kad sunku susikalbėti su Skirsnemunės seniūnu. Paskambinusi ir pratęsusi pokalbį ilgiau, taip pat beveik net neabejojau, kad seniūnas yra nerišliai kalba, dar taip įdomiai komentuoja mano klausimus, kad galimai yra neblaivus. Kad neužkrauti šitos naštos kitiems darbuotojams, mes 3 pasėmiau juridinio skyriaus vedėją, taip pat tarnybos vadovą, ūkio tarnybos vadovą, ir mes 3 nuvažiavome ieškoti į Skirsnemunės seniūniją seniūno. Kadangi visi praktiškai seniūnijoje jau tą informaciją, manau, žino ir tai ne pirmą dieną tai vyksta, mes gavom informaciją, kur yra seniūnas, ir nuvykę taip yra Švendriškių kaime. Seniūnas praktiškai į pirminį mano įėjimą į butą nereagavo. Vėliau iškviesėm policijos patrulius, kuriems seniūnas atsisakė įpūsti, kad būtų nustatytas jo blaivumas. Mano nurodymui vykti į sveikatos priežiūros įstaigą, jisai taip pat nepakluso, atsisakė vykti, į darbo vietą taip pat atsisakė vykti. Visa tai yra fiksuota mūsų dokumentais, bet labai gaila, kad vakar, kada buvo prašiusi, kad 8 valandą jisai atvyktų pokalbiui pas mane, jis netvyko. Tuomet vėl mes nuvykome pas seniūną, jau buvo sudaryta komisija galimam tarnybiniam nusižengimui tirti ir komisijos pirmininkas yra paskirtas mano pavaduotojas. Mes jau su pranešimu apie galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą turėjome parengę. Nuvykus į vietą, seniūnas, aš kaip ir sakiau ir kitai spaudai, tiesiog apžavėjo mane sugebėjimu meluoti, sakydamas, kad jisai tiesiog taip jautėsi blogai, kad atrodė neblaivus. Bet pasiūlius vakar ryte vėl vykti kartu su mano palyda, pasitikrinti kraujo dėl girtumo nustatymo, jis vėl atsisakė. Aš jau čia detaliai papasakoju dėl to, kad nekiltų kažkokių visuomeniai
atgarsių, ar tai kažkoks tai spaudimas, ar čia mes jau to seniūno kažkaip norim atsikratyti, tikrai ne, bet man labai gaila ir labai gėda, kad mes turim tokių seniūnų, tai žemina ne tik tai valstybės prasme, valstybės tarnautojo vardą, bet tai žemina ir mano savivaldybės administracijos darbuotojų reputaciją, kad pas mumis yra tokių darbuotojų. Kaip jau įprasta tokiais atvejais, valstybės tarnautojas nuo atsakomybės už savo veiksmus pasislėpė po nedarbingumo pažymėjimo. Nors vakar ryte jis dar buvo darbo vietoje ir bendravo ne tik su administracijos direktorė, bet ir žurnalistais, netrukus buvo pranešta apie jo turimą nedarbingumo pažymėjimą. Vakar mane informavo darbuotoja, kad jau jisai nuo vakar turi nedarbingumą. Aš visuomet sakau, sveikata yra toks dalykas, kad nedrįsčiau net ne vieno darbuotojo ligos komentuoti. Galbūt ir susirgo, galbūt ir reikėtų tokius atvejus tirti, tai tegul būna mediko atsakomybė. Koks likimas laukia seniūno, spręs speciali komisija, tačiau žinant, kad šis atvejis jau nebe pirmasis ir prieš keletą metų Vladas Vainauskis jau buvo sulaikytas neblaivus už tarnybinio automobilio vairo, galima lengvai nuspėti, kad su valstybės tarnautojo seniūno kėde šiam valdininkui greičiausiai teks atsisveikinti. Šiuo metu, aš kaip ir sakiau, jau yra sudaryta komisija dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo. Manau, kad komisija bus objektyvi ir tikrai principinga. Skirsnemunės seniūnas yra jau antrasis valdininkas šiais metais įkliuvęs neblaivus. Sausio mėnesį į avariją tarnybiniu automobiliu patekęs Jurbarko kūno kultūros ir sporto centro direktorius Antanas Domeika taip pat už vairo sėdo neblaivus. Jam avarijos vietoje buvo nustatytas girtumas. Nors šiam įvykį ištirti taip pat buvo sudaryta komisija, sprendimas dėl sporto centro direktoriaus tolimesnio likimo buvo priimtas tik šiandien. Iki tol Antanas Domeika taip pat turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Rytoj bus paskutinė jo darbo diena Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus poste. Šios savaitės pirmadienį, balandžio 11 dieną, Jurbarko švietimo centro įkurtai atvirai jaunimo erdvė sukako 2 metai. Tiek laiko jau gyvuoja jaunimo namai, kuriuose kartu su Laura Mulčenkinaitė šeimininkauja aktyvus Jurbarko krašto jaunimas. Nors atvira jaunimo erdvė skaičiuoja tik 3 savo gyvavimo metus, suskaičiuoti visas per tą laiką čia nuveiktas veiklas ir renginius šiandien ko gero nesugebėtų net ir patys aktyviausiai šių namų lankytojai. Labai daug nuveikėm per pačius pirmus metus ir antri metai nebuvo prastesni ir stiebėmės, augom, klystam ir vėl keliamės ir visko darom, planuojamės ir praeitį metai buvo labiau gal tokie pilni eksperimentų, nes tiek aš kaip darbuotoja iš savo pusės eksperimentavau, tiek jaunuoliam leido eksperimentuoti, na ir buvo tokių galbūt kalnų, nuosmukių ir visa ko, bet to, man atrodo, neišvengsim ir netobulėsim, nedarysim, neatrasim kažko naujo. Pačioje erdvėje vyko panašios veiklos kaip ir pirmais metais ir kūrybinės dirbtuvėlės ir populiarūs labai stalo teniso vakarai, stalo futbolo vakarai, kino filmų vakarai. Ir taipogi gyvendinom projektus, tęsim projektus, kurie buvo pradėti, plaukėm į platesnius vandenis, tai buvom ir Vokietijoje, sėmėmės visokiausių idėjų ir žiūrėjom, ką jie daro, ką galėtumėm pas save pritaikyti. Tai viena iš idėjų, ką mes šiandien per gimtadienį ant laiptų atidengsim užrašą, tai būtent parsivežėm iš jų pačią idėją. Mano svajonė ir jaunuolių svajonė, kad mes turėtumėm tarptautinį savanorį, nes dabar paskutiniu metu labai teko bendrauti su Rietavo atviru jaunimo centru, o jie jau 5 metai gyvuoja ir savanorių jau metai iš metų labai daug turėjo ir iš tikrųjų jaunuoliai pamatė, kaip faina bendrauti kita kalba ir tas tarpkultūrinis mokymasis vyksta. Tai ruošiu dokumentus, tuos dokumentus ilgai jau ruošiu, iš tikrųjų labai užsitęsė viskas, bet labai viliuosi, kad jau šiais metais bus padėtas taškas ir mes tikrai tapsim priimančią ir siunčiančią organizaciją ir galėsim pas save pasikviesti tarptautinį savanorį. Kaip ir visas kitas čia vykstančias veiklas, taip ir patį erdvės gimtadienį planavo ir organizavo pats jaunimas. Pradedame šią erdvėje nuo orientacinių varžybų, kur finišuosime jaunimo parke ir sodinsime jaunimo medelį, ąžuolą. Na, o tada pasodinę visi kartu eisime į erdvę ir čia vyks oficiali dalis ir visas tas pasveikinimas.
Draugystės Ąžuolo sodinime dalyvavo bei jaunimo su gimtadieniu pasveikino administracijos direktorė Vida Rekešienė, Jurbarko darbo biržos skyriaus atstovai bei kiti jaunimo draugai ir partneriai. Iš jaunimo parko visiems sugrįžus atgal į erdvę buvo atidengtas užrašas ant laiptų į atvirą jaunimo erdvę. Šiais žodžiais visi praeinantys pro šalį bus kviečiami užeiti vidun ir bent jau pasidomėti tuo, kas ten vyksta. Na, o visą šventinę popietę vainikavo smagus pasibuvimas bendramžių būryje ir be abejonės šventinis tortas. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite. Pirmajame puslapyje išspausdintame straipsnyje Skirsamnys seniūnas darbą išmainė į alkoholį rašoma: rajone netyla girtaujančių biudžetininkų skandalai. Dar nesibaigus sausį avariją su darbiniu automobiliu, girtų papuolusio Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Antano Domeikos istorijai, alkoholis koja kiša Skirsamnys seniūnui Vladui Vainauskiui. Problemų dėl girtavimo seniūnas turi ne pirmą kartą. 2014 m. sausį jis girtas įkliuvo prie tarnybinio automobilio vairo. Plačiau apie tai skaitykite šiame straipsnyje. Kitoje publikacijoje rašoma: per šildymo sezoną apsileidusių gyventojų namų kaminuose kilusias liepsnas gesinę ugniagesiai pavasarį turi ir kitokio darbo. Atšilus oram tradiciškai keičiasi populiariausių nelaimų sąrašas. Į lentelės viršų pakyla pievų gaisrai. Tačiau šiemet liepsnojančios atviros teritorijos tapo ne tik ugnigesių, bet ir rimtu ūkininkų galvos skausmu. Plačiau apie tai skaitykite straipsnėje pavadintame Liepsnas kaminuose keičia ugnis pievose. Atsivertę vidinius šio laikraščio puslapius, skaitytojai daras pasakojimų apie naujo autobusų parko statybos, investuotojų paiešką bei gerą Jurbarko komite klubo pasirodymą Lietuvos Kiokušin karate jaunučių čempionate Kėdainiuose. Visas šias ir kitas naujienas rasite naujausiame šviesaus numeryje, kurio paskutiniai laikraščio puslapiai kaip visad skiriami sportui, orams bei kitoms naujienoms. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Atsinaujinusi grupė Mango sugrįžo ir savo gerbėjams pristato mini albumą Aš taip norėčiau. Naujos, lietuviškos popmuzikos klasika tapusių dainų versijos ir pastaruoju metu įrašyti hitai. Užtikrintas muzikinis malonumas. Mango mini albumas Aš taip norėčiau. Išleidimo rėmėjas Asociacija Latga. Informaciniai partneriai